Labas rytas, kovo 11. Pradėsim savo kelionę su dvirkom. Ko čia žvengia, boli? Genčius, su kelnytėm, dviratistas, su šalmiuku pasiruošęs. Aš su akinukais pasiruošęs. Varom link traukinių stoties, šoksim į traukinį ir varysim su traukiniu iki Kazlų Rūdos su dvirkom. Ir tada varysim atgal link Kauno kažkur per kažkokius miškelius arba ne miškelius, nežinau. Ir dar vieną turim veikėją, kuris važiuoja. Pas mus turi atvažiuoti ir tada įstoti. Liko 15 minučių iki traukinio, tai vat neaišku, spėsim ar nespėsim sulaukti. Liko 10 minučių iki išvažiavimo, trano dar nesimato niekur. Gal spėsim, nes jeigu ne, tai tada kitokį intro darysiu, kad važiuosim ne iš Kazlų Rūdos į Kauną, į kažkur tada važiuosim kitur. Nu va, ir atvažiuoja raudonas. Visi šiandien mes raudoni. Sveikas, mes gal net nespėsim. Labas. Nu ką, per kovo 11 visi 3 raudoni komunistai. O, raudoni. Atgražu, važiuojam. Einam, nešim. Gyventi savo kraštą. Ondai. Dviračių išsiskiriant. 4 minutės. 4 minutės. 4 danutės liko. Ir nespėja. Spėjam ar nespėja? Kuris peronas? Kaip? Va. Čia? Marijampolė. Šitas mūsų čia mažylis? Spėjom į traukiniuką. Šiaip ne taip. Aš tik turiu visas stresėm. Bilietus irgi turim. Nuskaityk. Dabar nuskaitys kažkas kitas. Nuskaitys? Aš nepavarčiau. Nuskaitys po 3 mėnesių kažkas, kai sumontuos kur kelį. O, 3 komunarai. Galėjom surengti striukytėm geltonų, raudoną. Galėjom. Bet geriausias šitos striukelės. Painiausias. Dviračiam vietos 4, o pardavė bilietus 5 dviračiam. Ar ką tu galvoji? Į egzaminą važiuoji? Aš iš egzaminą. Matematikos egzaminą. Kam prakaitą? Turi servetėlę? Turiu šį. Tualetinio popieriaus turi visą ruloną. Galit paskolinti. Be purvasaros gal geriau važiuoti ar sun geriau? Tu tim šudina nugarą ar ne? Šiaip nebuvo dar šutimas nugaras, bet važiuoju be. Tu tim šudina nugarą? Tim sausa nugara. Tim sausa nugara. Tim šudina nugarą. Tim dabar jau šudina nugarą, nors visą laiką važinėjau su purvasaru. Ir tim Kuris normalus. šitą dviračių mano? Kuris šitą dviračių transportą. Ei, like, share, subscribe, rašykit komentaras, kuris dviratis yra trana. Tas prezervatyvų reklama ant šono. 2-3 metų. Labas rytas, Kazlų Rūda. Sveiki, atvažiavome į Kazlų Rūdą. Ate traukinyje, buvo smagu. Sveiki atvykę. Einam į barą. Sveiki atvykę į Kazlų Rūdą.
Kuris norit į barą? Barą gal. Mes ką tik atvažiavom. Gal važiuojam iš Pusryčiaudavau. taksofon, o čia apgavafon. Kaip man dabar Primyšta net? Neprimyšta? Ne. Kaip man dabar namo paskambinti? Kaip paskambinti? O, Kazlų Rūda. Inovatyvu ir meniška. Puikiai. Važiuojam pas Rasą? Ar į Maksimą? Pasras. Pas Rasą. Šampūną tranom turi. Einu čia. Kazlų... Kas čia skambina? Ne, tapas. Varom. Kazlų Rūda. Bet čia žinau, kad jau pas Rasą pravažiavom. Nes čia aibė buvo kažkur pas Rasą. Gal grožio salonas tas pats? Nežinau. Nu tai važiuojame iki Maksimos tada. Gerai, bandysim dar lėkti iki Pardės. Nusipirkt tranas, atsigert kažko, kad nenašarint, sakė, iš mūsų. Lėkiam dar iki Pardės, o tada jau gazuojam link Kauno. Kas čia yra? Čia yra vienas iš 15 Lietuvos stebuklų, Kazlų Rūdos tvenkinys. Kazlų Rūdos tvenkinys. Vienas iš stebuklų. Realiai po Kuršių Nerijos iškart šitas eina. Ai, o ten burbul. Toks gražus burbul. Sušaudytas kažkas. Sušaudytas. Nu ką, tranai, nusipirkai gerti? Nusipirkau gerti daug vandens. Nu ką, bičiuliai, dabar keliaukam į Kauną. Wow. 5, duok, Yes. duok tu 5, kaip pirmai davai, kai nefilmavau. Yes. Ir vaikams. Ir 5. Nagi minkime. Pradedam savo dviračių žygį iš Kazlų Rūdos į Kauną. Dabar jau tikrai oficialiai. Sustinkam trasai. Tie abu gudručiai turi nugintas su timpom varo, tom paminkštintom dviratininko. Tranas šortus papuošė atsidėti. Aš vienintelis dundukas, kurio šiandien bus šikna nuspausta. Nu, ką padarys? Va, nusipirkau akiniukus iš Dekatlono, o kelnių nenusipirkau. Nu ir kentiek va dabar, bet štat kaip gerai atrodo su akiniukais. Šiaip girdėjausi iš Kazlų poligono, kad tratina ten chebra apkabas. Tai greičiausiai, kad nelabai išeis mum pravažiuoti pro poligoną, nes bus uždaryta. Tai teks važiuoti mum aplink. What the fuck is going on here? O Dievu. Važiavom normaliai asfaltu. Čiagi padangą pradursim tokiais keliai. O Jėzus Marija. Pratėjo, vedlys. O dar tik kelionės pradžia. Šlipai. Oi. Vienkė? Nu va. Pagarda. Kaip prašiau, pirmai pagavo. Man tai įdėk, žinau. Nu ką, nosies pūtimo čempionatas. Ir garsieji Kazlų Rūdos žiedai. Nesu girdėjęs apie juos. Garsieji žiedai. Jeigu aš žinai kaip YouTube'ai dar, jeigu kas žinot apie šitus žiedus kažką, rašykit komentaruose. Varam, lėkim tolyn. Kaip senis atsidūstų.
Čia kažkaip smagiai užmynėt pirmai. Nesupratau net visai, taip jau intensyviai. Mum dešinė? Jo haidį. Jo haidį. Oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi. Įeiti draudžiu. Bet čia jau nebe poligonas skaitosi. Nu, man atrodo kaip poligonas tenai. Jeigu taip atvirai. Bet čia draudžiama, matai? O mūsų nenušaus? Šiaip neturėtų, nes mes čia labai greit išvažiuosim. Na, žinai, tu tai kaip ir savas jau beveik. Nes čia... Šiaip geri raudoni traukinys. Geri raudoni taikiniai esam, šiaip gal nenušaus. Varovai. Varai? Tai iš karto aš filmuoju kaip susprogs. Abu. Varysim pro aplink, nes per pratybas gal nebūtų smagu įvažiuot. Būtų bėdų galimai. Sakai ne? Nevažiuoja per šitą putrą. Nu va, biški geresnis kelias. Šalia poligonas čia blecha. Nenušaus čia mūsų. Ką? Gerai, kelias biški pagerėjo. Galima min, bet šiaip šilta. Geras oras, blembački. Esu kažkada šitais keliukais ir mocu važiavęs. Tai labai smagu prasivažiuoti. Pro šitus smėlingus keliukus. Padusau biškelį. Pirmas kartas šią zoną dar sudirka. Oho, tai gal lėčiau? Tai aišku, kad nereik prilėtinti. Kamgi tas dulkės. Bet aš žinok, pastebiu. Nenoriu visų sutrešinti keturatininkų, bet nublemba dabar be galvos. Nusiperka tą keturatį ir niekas supratimo neturi visiškai. Svarbu gazą. Tikrai ne visus keturatininkus čia tai, bet didžioji dauguma tai blemba čia. Tikrai be galvas. Nu ką, ant asfalto biški man subinės mažiau skaudės. Va, tai čia kur nors va, ten prie to namo ir galim stoti. Oi, jau jaučias, kad šortų neturiu aš tų paminkštintų. Reiks sustot kažkur, atsigert ir toliau varyt. Stojam. Stranai, ką tu ten darai? Sakai, vandens eisi nusipirkti. Tu iš vandens ir prisipirkau? Eik, tu parodyk. Parodyk čia. Čia? O, vyras. Oi. Tautiška? Tautiška giesmė. Lietuviška. Kalnapilis, nu ką? Sveikata. Lietuviai. Iš ten gimė, auga ir kilę. O, prie lietuviškas Nilas, taip sakant. Nu va, prie drenažo kažkokia. Melioracijos griovė. Sėdim gerai. Tenais biški. Pavaišytas, paragavom. Ir tada aš peškom išėjau namo. Šilainius. Bet tada... Nuo Marvelės? Ne, nuo Saulės gimnazijos.
Ten nusileidom. Bet jau nebedirbam, ten gal jau ir 5 buvo. Bet ten parėjau, nekviečiau, taks, trukdysiu vyrus. Dirba, užsiema savais. Čia anekdotas buvo? Ne, Kiek mums liko kilometrų? Aš nesijaučiu kalta, nes aš rodžiau žemėlapį. Rodai man vakar, kai va žemėlapis. Gerai, važiuojam. Ką, Tranai, ant žvyrkelio namų šitą skarbę. Važiuojam 16 kilometrų, pasirodo jau. Beveik liko, nežinau, 1/3 nuvažiavam gal savo kelią. Per šitą tiltų atsargiai. Ginčiau atsargiai. Tranai, ką tu darai čia? Ne, tai o kodėl tu taip eini, jop tu? Ai, varam tolyn. Aš per šitą videką visais akcentais noriu, dialektais. Atmynėm į ežerėlio mišką. Bet šikna tai jau skauda man visai per tas duobelės čia. Varom tolyn, net nestojam. Iš ežerėlio lauką. Varom tolyn dabar link Zapyškin. Zapyškin and Kačerginė. Ir atkeliavom į Zapyškį. Oh yeah. Atvažiavom. O gal išeikim iš tų miškų nors kartą? Į ant asfalto? Ant asfalto? Nu. Važiuosim ledą, taip Ginčiau? Tai važiuosim į Kačerginę ledą. Duosi man saldainį. Kokią nori? Nu va. Zuikio kiaušiniai. Nu ką, lakiam tolin, na, Zapyškę link Kauną. O, kiek žmonių, nu dabar ir aš gal šoku čia. Bus paprasčiau. Varėm ledą. Ledai. Bet čia tik grietininiai. O mums kokio reikia? Vanilinio. Vanilinio. O, koks jis skaitai. Dovanota markliui jokau, skanus ledas. Miksas kiek štukas, pusė per pusę, bus pusė tokių, pusė tokių. Wow. Arnai, tu nenori pasidalint? Vapšlį? Vaflį. Aš tai nenoriu. Ir jo, tu įmė. Reik hidratuotis. Negalima? Hidratuok. Ką, jaunimas, pasistiprinat? Taip. Varom į Kauną. Kiek jau nuvarėm? Tram 3 kilus. Tai normaliai dar va iki Kauno. Kiek čia? Kem bus viršaus biškai? Kaip tai nebus? Kad tai bus kem tikrai. Ne, ta trafa gal 8. Jau skauda užpakalį jau. Pirksiu tikrai kelnes tas. Tik su paminkštinimu. Dviratistą. Neslėpsiu. Skauda ir kojelės biškį. Ne toks jau kietas čia dviratistas, bet labai smagu.
atperka skausmą. Pasiekta Kauno demarkacinė linija. Nu, kol tais jau kojelės pavargo. Jau berniukas, mižniukas darausi. Nu ką, Tranpirdai? Buvo malonu. Ačiū tau labai. Geros daug kelionės ir tvirtų kelienių su autobusu valdysi. Kitą savaitgalį. Jo. Aš išvykstu į Nervuoju. Saulėlydį. Čiau. Gerai, varom namo. High five. Kiek numynėm? Kam 8. Nuvarėm pam. Pam. Nu va, dviratystė. Kam ko skaudėjo, o kas ir pam nuvažiavo. Čia kai greičiau mini mažiau kilometrų padarai. Užtrukom virš 3 valandų gryno minimo, o šiaip užtrukom kiek? Tai užtrukom 4 valandas. 10 minučių. Aš tai kaip nekietas dviratistas, ne kaip Ginčius, tai man tai visai smagu, patiko. Ginto gal ir daugiau nuvarytų ir geriau, aš nežinau. Pažiūrėsim kitą kartą. Bet šiaip fainas labai maršrutėlis. Nėra iš esmės toli, paskui vis tiek jau nebevarėm bekeliam, o varėm asfaltiniais keliukais nuo Zapiškio. Nu, realiai visą tą trasą dviratėlių ir riedučių nuo Zapiškio tvarkingai varėm. Ir iki Zapiškio dar gabalą atvarėm su asfaltai. Tai va, tai fainai. Eisim namo ir dar Tranas lauktuvų įdėjo biškį iš savo kuprinės. Iki kitų patikrinimų. Čiau.